Erika, važiuoji į Donbasą. Čia atrodo natūralus klausimas, turėtų visi normalų žmonės važiuoti į karštas vietas. Bet kai šita tokia isterija, viskas, ko tu ten važiuoji vis tik tai? Šiandien už valandos po šitos laidos sėdu automobilį ir aš išvykstu į karo zoną. Važiuosiu per Lenkiją į Minską. Kodėl per Lenkiją? Todėl, kad mes padarėm bandomą įvažiavimą ir supratau, kad žmogų, kuris labai nedaug susijęs su manim, į priekį važiuojant kratė pačioj muitiniai lietuvių 1,5 valandos, atgal važiuojant 2 valandas. Tai aš suprantu, kad važiuodama per Lietuvos muitinę aš galiu būti sulaikyta ir pusdienį. Ir aš manau, kad aš nespėčiau nei į lėktuvą, niekur. Tai tarp kitko tave įsodino iš autobuso. Tai va, tai aš pagalvojau, kad visko gali nutikti ir todėl aš išvažiuoju per Lenkiją. Per Lenkiją. Kito kelio neturiu. Kodėl važiuoju? Todėl, kad man labai skaudi ta konflikto tema. Donbase, Luganske, Mariupolį. Ir todėl, kad tas informacinis karas, kuris yra, jis iš tikrųjų žudo. Žudo smegenis. Ten žūsta žmonės ir ten žūsta žmonės. Ir vietoj to, kad būtų kažkoks vienijimas tarp kariaujančių pusių, yra, žinai, kraujo apilstimas. Mes tiek iš jūsų išsiurbėm, jūs tiek. Aš noriu nuvažiuoti. Aš noriu žinoti. Realiai noriu pakalbinti žmonės, noriu išgirsti. Nes aš nebetikiu nei vieną, nei kitą žiniasklaidą, aš jau nieko nebetikiu. Ir mes važiuojam didelę grupę žurnalistų iš viso pasaulio, 47 žmonės iš 42 pasaulio šalių. Aš nežinau, kaip reaguos mūsų Lietuvos administratoriai, nes jie nėra adekvatūs, jie nėra normalūs, jie nesilaiko konvencijos jungtinių tautų, jie nesilaiko konstitucijos. Ir aš nežinau, kaip jie reaguos ir iš tikrųjų man ir neįdomu. Yra tarptautinės nuostatos, tarptautinių organizacijų, kurių dalimi yra Lietuva. Ir būtent tada reikia remtis tarptautinėmis teisėmis, nes konstitucija Lietuvoje jinai iš tikrųjų jau visiškai sutrypta ir suminta. Todėl aš važiuoju. Aš važiuoju kaip žurnalistė. Aš turiu akreditaciją. Ir visadagi žinot, kaip laukdavo žurnalistų medžiagos iš karštųjų taškų visais laikais. Mes visais laikais lenkdamam galvas prieš tuos žmonės. Nes kas yra karinis žurnalistas? Tai yra žmogus statantis save į pavojų tam, kad sužinotų tiesą ir parodytų ją pasauliui. Aš nežinau, ar patiks ta tiesa, kurią aš parodysiu Lietuvai, pasauliui. Aš nežinau, ar man patiks ta tiesa, kurią aš ten pamatysiu. Aš nežinau, bet aš labai tikiuosi, kad aš būsiu objektyvi. Aš labai tikiuosi. Taip, šita kelionė jinai sudėtinga. Mano vyras dėl to labai nerimauja. Mano dukra labai nerimauja. Jie pilni baimių ir net yra tokia kalba, o kas jeigu? O kas jeigu? O kas jeigu, ogi nieko? Tai yra mano noras. Tai yra aš savo valia. Tai yra mano noras būti ten, pamatyti ten. Ir tai yra mano kelias, kurį aš pasirinkau. Ir net jeigu kas nors nutiktų, tai aš savo artimiesiams sakau, nevažiuokit, neieškokit mėsos. Jos nereikia. Jos nereikia, jeigu jau kartais taip nutiktų. Bet manau, kad saugotis reikia, kad žurnalistai bus iš tikrųjų ir saugomi. Ir atsiprašau labai. Kaip ten viskas bus, pirmiausia, mes, žodžiu, skrisim iki Maskvos. Paskui iš ten pagal aplinkybės. Suprantat, koks tas bus frontas, kokie veiksmai ten bus. Jeigu frontas bus agresyvus, aišku, mes tą dieną ten nevažiuosim. Jeigu važiuosim tokiu ramesniu laiko tarpu, nes visada žiūri, kada žurnalistas gali ateiti, pasižiūrėti, nes kiekvieno užduoti šitame kare ir iš viso šitame laike, nesvarbu, kurioje šalyje tu bebūtum, išsaugoti savo gyvybę. Nes tik gyvas žmogus gali daryti pokyčius.
Tai jeigu prieš tai, ką aš išsakiau, kažkam tai melancholiją įnešė, tai aš tiesiog pasakiau, kas jeigu, bet šiaip aš nevažiuoju ten žūti, jokių būdų. Aš važiuoju ten, kad savo akimis pamatyčiau, kad jums parveščiau ir pasakyčiau. Man tai yra svarbu. Pakeliui aš manau, kad mes dar apsilankysim Maskvoje ir aš labai noriu susitikti su Marija Butina ir jos tėčiu, kurie daro dabar filmą apie programas Atečestvenike. Tai man labai aktualu. Ir kadangi pagal tą programą ir Lietuvoje yra žmonių, kurie sėdi kalėjime, kurie nuteisti ne visai teisingai, mano manimo. Ir tos bylos yra daugiau politinės, ir tai yra parodomosios, ir tai yra žmonių gyvenimai suniaukoti dėl politikų užgaidų. Tai man svarbu sudalyvauti toje laidoje. Aišku, tuo pačiu būdama Maskvoje, aš manau, kad aplankysiu savo bičiulius. Labai noriu pamatyti Edmundą Kasperavičių. Žinau, kad nuo Vaidos vešiu linkėjimus, nuo Kazimiero, nes ypatingai mūsų operatorė Vaida sužavėjo Edmundą Kasperavičių ir jis sakė, tokios drąsios ir talentingos moters jis nėra sutikęs. Tai va. Žiūrėk, dabar, tai jūs tenai kaip būsite, tie žurnalistai, visi ten grupė, tai vežios pafronte ar kaip? Ar tiesiog žmonės, matyti įvairiai bus programa? Bet... Mes tenksimės pakliūti į karščiausius taškus. Vis tik tai priklausys nuo mūsų drąsos ir noro. Ir nuo to, kiek jie galės užtikrinti mūsų saugumą. Aišku, pačių karščiausių su apšaudimų metu tikriausiai mes ir patys nekišim galvų. Bet šiaip realiai norėsis pamatyti viską labai, nes tai yra gyvenimai žmonių ir tai, ką mes išvysim ten, aš pasistengsiu padaryti daug nuotraukų, daug filmuotos medžiagos, kad kiekvienas esantis Lietuvoje suprastų, jeigu mes eskaluosim karo temą, tai turėsim tą patį. Ar norim turėti tą patį? Ar mums reikia to paties, jeigu už mūsų nugaros Kaliningradas, nes padėtis dabar Rusija, Kaliningradas ir tarp jų yra Lietuva, ne, labai panaši. Donbasas, Rusija, Donbasas ir Ukraina viduryje, ne? Anie paskelbė nepriklausomybę, čia yra ta didelė šalis, kuri nesutinka. Ir labai panaši padėtis. Ta mini Ukraina ir mini Ukrainos konfliktas Lietuvoje gali būti. Jis neatmetamas, nes jis yra eskaluojamas. Todėl ypatingai svarbu išgirsti įvairias nuomonės. Visų žmonių, aš suprantu, kad ten to skausmo yra tiek. Iš abiejų pusių žuvę žmonės, jie negrąžinami. Bet žinia šiandienos yra ta, kad aš po šitos laidos jau turiu susikrovusi lagaminą. Pasiėmiau tai, kas būtiniausia, nes mums sakė, kad reikia turėti su savim tik tai kuprinę tiek, kiek gali panešti. Nes tas judėjimas iš vienos vietos į kitą, kad tu neapsisunkintum, tai įsimečiau porą, kaip čia sportinių kostiumėlių, patogius batus, striukę nuo lietaus, dar ten papildomą megztuką, arba šaltą, šiltą, pasiėmiau tik tai, kas būtiniausia, higienos priemonės ir aš labai laukiu šitos kelionės, labai laukiu ir todėl dar kartelį sakau, važiuosiu šiandien per Lenkiją. Nes kito kelio neturiu, aš nepasitikiu savo valdžios demokratiniais ketinimais. Ir nenoriu, kad jie sužlugdytų mano kelionę, aš noriu būti tos didelės grupės žurnalistų dalimi. Ir aš noriu susipažinti su tais drąsiais žmonėmis iš Prancūzijos, iš Vokietijos, iš kitur. Ir prancūzas ypatingai sužavėjo. Aš noriu būti su jais, noriu išgirsti jų komentarus, noriu pamatyti tą konfliktą savo akimis ir tuo pačiu jų akimis, nes mes vis tiek pasikeisime medžiagą ir kažkaip darysime savo išvadas, bendrausime, kalbėsime. Man tai yra labai svarbu. Nu, nėra pas tave nerimo, pavyzdžiui, kad grįžtant paims ir areštuos, tarkim, nes sakys teroristinė, ten jiegi mėgsta tokią retoriką. Palaukite, aš važiuoju į karo zoną kaip laisvas, nepriklausomas žurnalistas. Laisva, nepriklausoma žurnalistė iš labai laisvos ir demokratiškos Europos šalies Lietuva. Tai jeigu ta demokratiška šalis nuspręs, kad žurnalistą reikia uždaryti, tai aš manau, kad tai yra smūgis jų pačių autokratijai, jų pačių, sakykime, kaip ten demonstruojamai demokratijai. Čiagi ne man.
Ką jie galvoja, kad kalėjime žmonės negyvena? Žinau, kad kalėjime gyvena daug šviesių žmonių. Ten yra Algirdas Paleckis, ten yra Aleksejus Greičius ir žais labai daug šaunių žmonių, kurie neturėjo pinigų ir pralošė bylas, nes jie buvo nemasiuliai. Tai va, daugėja tokių žmonių Lietuvos kalėjimuose. Šiaip manau, kad gal ir gerai būtų, jeigu uždarytų. Gal ir gerai, aš ten susipažinčiau su šviesuoliais Lietuvos, galima ir tai pasakyti. Bet tikriausiai jie man tos malonės nesuteiks, nes tai tuo pačiu būtų reklama mūsų judėjimui, tai yra reklama mano asmeniui, tai yra reklama mano komandai. Tai būtų labai didelė reklama ir tuo pačiu tai yra didelis demokratinių teisų, žmogaus teisų pažeidimas didelis. Nors, ką žino, kiek mūsų tie bepročiai valdžioje, a jie valdžioje, kur ir kiek jie nueis. Ačiū visiems, kas mane palaiko. Ačiū visiems, kas palaikys. Dar kartelį primenu, mano sąskaitos yra užblokuotos. Mano asmeninė sąskaita, į kurią ateina dukros neįgalumas ir vaiko pinigai, yra užblokuota. Dar kartelį sakau, kad mes nedirbam jokiai svetimai šaliai. Mūsų neremia jokie pinigėliai ir kelioniai pinigėlių aš turiu dėl to, kad atsirado va tokių šaunių draugų kaip Kazimieras, kaip Vaida, kaip Dyma, kaip kiti, kurie sakė, nu žinai, Erika, mes tau po 20-30 eurų, tu tik ten neišlaidauk. Ne, aš tikrai ten neišlaidausiu. Tai ačiū visiems, kas galėjo, kas prisidėjo ir būsiu dėkinga, jeigu jūs galėtume dar paremti kitas mūsų bičiulių keliones. Tai yra kelionė į Lenkiją, kelionė į Varšuvą, kur mums labai svarbi, tai yra Jungtinių tautų konferencija. Be galo norėtume joje turėti, matyti savo atstovus. Kita kelionė irgi nemažiau svarbi, tai yra Petrozavodskas, kur esam pakviesti. Visur važiuojame savo pinigais. Pliusas yra tas, kad tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje kūras yra nebrangus. O iki Minsko aš važiuosiu autobusu, nes tai yra pati pigiausia kelionė ir tai yra nieko neapsunkins. Aišku, būtų patogu važiuoti su automobiliu, kad tave kažkas nuvežtų, bet pasistengsiu nieko neapsunkinti, pasistengsiu niekam nesukelti papildomų rūpesčių, nes šiai dienai mano pavardė yra ne pačių mylimiausių pavardžių sąraše ir mano pavardė kartais gali pakenkti mano draugams ir mano bičiuliams ir, kaip minėjau, vien dėl to, kad kažkas kažkada mane pavežė su automobiliu, šiai dienai pasienyje turėjo labai daug rūpesčių. Bet nežiūrint visko, mes keliaujam. Ir nežiūrint visko, aš tikiu, kad didelė dalis Lietuvos žmonių nori tiesos, nori šviesos ir nori tikrų žinių. Nesumeluotų, nesuvaidintų. Aš labai pasistengsiu tokias ir atvežti. Ačiū visiems už palaikymą ir tikiuosi iki greito pasimatymo.